Šiandien aplankysim top 10 Plungės lankyti nuveitų. Maršrutą pradedam nugundingas Piliakalnį, kur nustačiausių šlaitų atsiver dieviški gamtos vaizdą. Siaurų mišką takeliu per Babrungo upės tiltą keliaujame į pirmoji ir antroji nausodį Piliakalnį. Aplankom Plungės jūrą, pasidžiaugam vaizdas nuo apžvalgos aikštelės ir pasivakščiojam pakrantę įrinktas takas. Toliau pro Laisvės alėją keliaujam į parke esant laikrodėnį, tapusi žinių ir kultūros židinį. Aplankom garsiusius Plungės Oginskių rūmų, pasivakščiojam čia įrinktas takas, pasidžiaugam išskirtinę architektūrą ir aplankiant senoji Perkūno ąžuolų keliaujam pavalgyti į prestižinį restoraną Flow, kur peitaujam girdas Babrungo upės tekėjams. Toliau aplankom Žemaitis memorialinį muziejų. Pažintinių takų keliaujam į Siberijas apžvalgos bokštą. Aplankom Platelių dvarą Svirną, kur susipažįstam su žemaitėjais etnografija. Apžiūram didžiausią Lietuvo užgavėnių kaukių ekspoziciją, aplankom storiausią Lietuvo raganą sausį ir keliaujam į Žemaitijos nacionalinį parką lankytojų centrą. Apžiūrėti gausių ekspozicijų ir susipažinti su gyvūnėjais pasauliu. Pasigrožėsiam vaizdas į Platelių ežerą nuo apžvalgos aikštelės. Ir šiairis pažintinių takų keliaujam pro Iškišulį, nuo katro atsiver nuostabi panorama. Medinių takų artėjam link Piktežerį, tarp katro su Platelių ežerų stūksa didžiausius miškų masyvus. Artėjam prie paskutinis maršruto veitas – Lėlė terasas, kur pavalgom besigrožėdami vaizdu į Platelių ežerą ir apsistojam gamtos apsuptyje esančius jaukiausius namelius. Tikslus kelionės maršruts komentarus.